Nu, į labą dieną, triušininką. Seniai befilmavau, tai galvoju reikėtų pafilmuoti, kadangi radau. Kaip sako, rudenį jau galėjom paskaičiuoti, ko čia gerą turėjom. Čia turėjom burgundų 6. Jau apie 4 mėnesius netoliai janim ir savaitę dar iki 4 mėnesių. Jo, burgunduką praaugė, jau reikės atskirti greta. Čia dar mama kol kas su burgundukas 3. Irgi artėja laiks, kai jau reikės atskirti. Kas čia yra? Ai, čia yra iš ankstesnių vadų patelė. Burgundų. Čia kovo mėnesį gimė manos ir čia dar vien patelė ir. Čia turėjom irgi 2 patinėliai ir 4 patelės. Pastabėsnis atkreips, kai jo triušiai ir suženklinti. Nebereikaltos ausis, kaip sakė, ir išpaišytas. Esam sat atvirai. Paskiau galėjom parodyti, čia turėjom parsivėję žveiną irgi. Iš parodos triušį. Pasirodyk, kam tabesi. Čia irgi yra burgundų patinėlis. 3 mėnesį gimėm. Parsivežėm. Kaip sako, reik naują kraują jau. Nes man tai vienas iš tų senesnių jau toks. Nelabans aktyvus vėl. Nelaba aktyvus. Tai reik kažko naujinti. Ir nežinau, matysim. Ar reiks pasižiūrėti. Gal reiks bandyti to naują patiną suleisti gal su savo. Užauginti patelį, nors dar nežinau. Dar pasižiūrėsim, kad čia tai būtų geresnė. Bus matyti. Šiaip ta patelė visai niek. Ir spalva, ir kūn forma ta tokį. Kailis. Kažkaip simpatijai daugiau ant sukel. Nors tai irgi nėra prasta. Jo, tam patinėlį tai vertinta, iš parodos irgi 96,5, tai kaip jaunam, tai geras įvertinėms. Gal biški, sakyčiau, ausis ir čiut ilgo į posį, bet sunkia. Sausim. Sauso ilgės. Nu, ką pani savo relaksau. Tai nežinau, matys. Pavyk, kaip sak, tą patį parsivežti. Nu, kaip gražiai. Buzau triušis. Tai va, matysim, ar čia pavyks lapkritį mėnesį gali į parodą nuvažiuoti, ar nepavyks. Planus būtų labai gerai nuvažiuoti. Reikėtų triušis nusivežti. Pasižiūrėti. Kai vertintos. Tada žiūrėsim, ką tos patelės rodo. Ir tada galėsim planuoti, ko darom toliau.
ar kergam savo užaugint ir darom lėnę iš anos. Ar kažkom galvojam kitkon. Ir iškom negiminingas patelis. Iš kolego. Da gali parodyti, ką atrodo triušis, pažiūrėjau, rudenį. Kas rudenį triušiam įbūdinga. Keit kailį. Tai galit pažiūrėti, kiek ir pūkų šitams visų šeras išsišerinė vasarinį kailį. Keit. Tai va, kiek pūkų ir prisinešė kumpaus narvą. Gards įvalyts prieš, ar tai 2 savaičių jau bus. Bet visur pilna pūkų. Atrodo, kad patelė būtų sukerkta. Iš tikrųjų, keit kailį triušis. Toks gyvūnas rudenį ir pavasarį keit. Pavasarį žieminį kailį iššer, o rudenį vasarinį. Tai va, toks naujienas, kažkon turėjom užauginį. Kiek čia turėjom? 9, 11. Triušių tik 2, va, iš to ankstyvo pavasarinį vadų. O paskui iš vėlyvesnių dar 9. Tai šis tas, kaip sakė, ir. Tars kaip galėtų jau tintom patelį, o čia kur rodžio viršutinį jau galėtų irgi bandyti suleidinėti. Tai nežinau, reikės pasižiūrėti. Kaip čia reikia pasidėliuoti. Kažkaip nesinorė irgi ilgų tarpų daryti, nes paskui bus problemų su sukergim. Pavaik, kaip norėtumės dabar sukergti. Ir lapkričio mėnesį vada. Graudis. Sausį atskiram, palaikom. Netep gera, netep. Norėtumės, kad triušis vestų sausį. Arba vasarį. Tada būtų geras vadžiai mėnesis. Bet irgi sunkiai turi susidėliuoti. Pavasaris, kadangi čia visokių tų išderina tus skergimus, su nusitęsusias skergimas, nelaimingas atsivedimas. Kad pakalbėjom su triušininkas, tai daugam tebau. Visokių tų pavasarį nemun vienam. Taip atrodo, kol nepabendrauju, kad susitikau Kaune parodo kolegas. Tai jo, visiems visokių dalykų. Jo, kas dar, jeigu planuojat, nežinau, Latvijai įsigyti triušę, kur nors, jeigu kokią reklamą, tai nežinau, nepatartin važiuoti. Ir mėgsamatuojas didelį protrukį, didelį ūkį išsinaikėn, tai labai apsigalvokite, kad tai vyksta. Į Latvijai triušių, nors ir Lietuvo Facebook'e, pilna triušių su mėgsamatuojais požymės. Tai labai reikia įsivertinti, iš kur triušis perkti ir, kaip sak, sprendimus priimti. Ir nedelsiant, jeigu jau pastebėjot, iš savo auginam, kad kažkokia ir šitą pabrinkimą aplinką, aplink nuosį, aplink ausis, nebegalvokit gydyti, nes kiekvien deina ir svarbi, kaip sak, protrūkis gal plėsti ir užsikrės visi. Užkrės, kaip sak, kraujasiurbė, muselis ar oda, nors dar anų yra. Tai va. Ir patariams būtų skersti triušį greitai. Nes Latvijos, kai girdėjom, ir vakcinuotas bandas triušių užsikrėti, tai matyt, vakcina nesuveikia greičiausia. Galbūt, kad virusai mutavis. Kaip sakant, irgi matau, tu man narvų negriaušk. Jo, tai kaip sak, nesi apsaugots, vakcinuots, toks vakcinuots, kaip sak, esi didesnį procentą apsaugots, o ne vakcinuots, ko nežinau, išvis sėkmė. Tai kaip sak, virusą matau, tai nežinau, tokiai, kaip pažiūri, kokie gražiai triušiai gali pamatyti, koks ir ten perteikt per kamerą blizgoms kailiaus.
Ir ta patėlė labo kailiaus kokybė. Mane patinka. Blizgi. Kon parod kailis blizgus, tai reiškia, kad triušio viskas jau ok. Anam niek netrūkst. Jeigu triušiaus kailis nėra blizgus, jis išorkštus arba toks, kaip sakyti, nelankstus, plauks, tai reiškia, kažkas į kažko trūks ar medžiagų, ar šiaip mais nepilnavertis. Čia kaip matom nieko. Ir kaip matot, dabar kombinuoju ten ir nuimti, tik tą avižas, morką, šieną ir viskas. Ir bandau. Duodam vandenį. Duodu aš vandenį tokį, kaip sakė, irgi. Į 10 litrų, 20 ml obuolių actą maišau. Čia gaunas toks irgi žarnyno pliusus. Ir kailiaus kokybė irgi pliusus ir. Bet tas ir 5 panašiai dienas duodi su to actu ir paskiau nutrauki, dar tarpą 3-4 dienų. Ar netgi 5 ir vėl tep ir kaitaliuoji. Ir žiūriu, kad tas visai nieka. Variants. Čia ir kolegas patarėms ir iš praktikas pastebėta. Kas daugiau. Galim parodyti, kaip tai mūsų.